Sveiki visi, labai malonu su jumis vėl susitikti ir šį kartą skubu jums pristatyti jau 10-ąjį mūsų kompanijos Oriflame katalogą, kuriame, atogrąžos tikros, dvelkia nuostabiuoju džiunglių rojumi ir mums, begyvenantiems tikrai vasarišką, tvankę, karštą vasarą Lietuvoje, pristato naują kvapų į vandenį, kuris vadinasi Amazing Paradise. Amazing Paradise nuostabusis, nerealusis, įkvepiantis rojus, kiekvieną iš mūsų, kuri pasikvėpina štai šiuo nuostabiu tualetiniu kvapiu vandeniu. Ir iš tikrųjų jame, jo sudėtyje yra netgi vadinamoji gėlė Paradise Drop. Tai yra rojaus lašelis ištryšęs ant žemės, kuri pražysta vieną kartą per 3 metus, dėl to yra išskirtinė, ypatinga ir tikrai, viena iš pagrindinių būtent išskiriamųjų šio aromato sudedamųjų dalių. Taip pat mes čia rasime citrusų, mes rasime medienos aromatus. Apskritai šiuos kvepalus sukūrė mums 2 parfumerės, jau mūsų gerai žinomos, tai yra viena iš jų Alexandra Karlin, o kita Evelyn Blanche. Ir iš tikrųjų šios parfumerės kuria ne vien tik Oriflame kvepalus, tačiau taip pat ir tokiams kompanijoms kaip Givenchy, taip pat ir Nina Ricci, ir Benetton, ir Ferrari, ir visoms kitoms. Tai tikrai išbandykite šį naują kvapų į vandenį, greta jo jūs galite įsigyti taip pat nuostabų šalitėlį, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi, štai tokios spalvos. Iš tikrųjų, gražus dalykas, jį galima naudoti įvairiai kaip, dėtis ant pečio, gobtis, daryti kaip skarelę, susirišti, arba tiesiog jūs galite, iš poros tokių skraičių netgi pasisiūti suknelę, eiti į pliažą ar dar kažkur. Iš tikrųjų, tikrai labai fainas dalykas. Rekomenduoju, medžiaga labai švelni, spalvos tikrai grinai vasariškos, tiks prie daugelio jūsų drabužių, prie daugelio apreidų. Ir tikrai atrodysite gražiai. Pačios jausitės maloniai, ir tuo labiau, kad imant iš katalogų gaminių už 15 eurų, tą skarelį jūs gausite vos už 7 eurus, tai yra pardavimo kaina. Iš aromatų galima apžvelgti toliau, ką mes dar turime tokio įdomaus. Ir dar viena naujiena mūsų taip pat laukia šiame kataloge ir mes ją randame puslapyje 83-ame, tai yra nauja linija kvepalų. Tiksliau sakant, tualetinio vandens nauja linija, pavadinimu Memories. Tai aš spėju, jog bus pas mus taip pat kaip yra Woman Collection, kaip yra Man Collection. Tai čia dabar bus Memories linija ir šį kartą mes turime naują tualetinį vandenį, kvepiantį nuostabiais liepų žiedais, tikrų vidurvasarių. Jis atrodo štai taip, labai graži dėželė, Catching Butterflies, drugelių gaudymą beprisimenant, tokie atsiminimai išplūsta ir iš tikrųjų tie liepų žiedai taip, jie vilioja drugelius, jie vilioja ir kitus gyvūnus, kurie mėgsta saldžius kvapus, nes iš tikrųjų šis aromatas, jis tikrai yra labai malonus ir tikrai kvepia tais prasiskleidusiais po lietaus, skaniais, saldžiai kvepiančiais būtent liepų žiedais. Tai atkreipkite dėmesį ir šis dabar tualetinis vanduo vos už 6,5 eurų vietoj 11 eurų. Jo tūris yra 30 ml, lyginant su Paradise Amazing yra 50 ml. Ir pagal kainą, ir pagal kokybę, ir pagal visą kitą, tai yra daugiau jaunesnėms merginoms, mergaitėms, o tai yra daugiau vyresnėms moterims, kurios nori kvapio vandens, bet kad jisai būtų gaivus. Paprastai pas mus būdavo daug kvapių vandenų, iš jų statyčiau praktiškai gal tik leidėjai būri prie tų gaivesnių, tačiau kitoms net ir leidėjai būri gana saldus aromatas. Tai šis kvapas be jokių išlygų, tai yra tikrai labai gaivus aromatas. Tai tokios būtų naujienos iš šio katalogo. Nepamirškime dar, kad mes turime akciją mūsų populiariam Love Potion, kuris iš tikrųjų šokoladas rimbieras mūsų klasika yra populiarus kiekvieną metų, nesvarbu tai pavasaris, ruduo ar vasara ar žiema, jis visada turi savo pirkėjas ir visada moteris tos, kurios mėgsta ypač saldžius, stiprius aromatus, renkasi būtent Love Potion, mūsų klasikiniai. Taip pat neužmirškite, jog iš vyriškų aromatų šį kartą mes turime akciją padarytą Be The Legend tualetiniam vandeniu, štai čia.
Ir tai yra Oda Zomša, mūsų klasika, tikrai labai toks žinomas ir mėgiamas daugumos aromatas, kurį moteris kartais perkas net ir pačios savo. Taip pat Manfulas šį kartą su akcija ir Excitas. Vartinės Demos Bilano aromatas labai gaivus, dabar vėlgi yra su nuolaida. Taip pat už labai gerą, už pusės kainos tiesiog akcija ar ne nuolaida tokia padaryta, mes turime šiame kataloge ir vieną iš tokių stiprių, pačių stipriausių, įdomiausių vyriškų aromatų, tai yra Architektas. Architekto aromatas šį kartą yra vietoj 33 eurų, tik tai 17 pardavimo kaina, tai tikrai praktiškai už pusę kainos, minus 45% šitam aromatui, aš manau, kad vertas dėmesio, atkreipkite į tai savo būtent klienčių dėmesį, nes tikrai yra tokių moterų, kuris perka savo vyrams tik tais Architekt aromatus. Tai tie stiprieji, grynieji, pušų, tokie sudraus miško, samanų, kvapo, na, toks rimtas labai aromatas, tai dabar jisai yra būtent už praktiškai pusę kainos. Jeigu mes kalbėtume apie kitą dalyką, kas siejasi su žmogaus grožiu, tai be abejo yra įvairūs veido kremai, ar ne? Ir dėl veido kremų šį kartą aš noriu jums tiesiog paminėti keletą. Nelabai daug, nes patys pagrindiniai yra sudėti į pirmus puslapius ir jie dabar tiesiog tie visi dalykai mums pasiekiami jau nuo 14 puslapio ir pradedant iš veido odos priežiūros priemonių, tai yra nuostabus dalykas micelinis vanduo. Pasižiūrėkite, micelinis vanduo dabar tikrai su labai gera nuolaida, vietoj 16 eurų 7 eurai, tai minus 55% nuolaida jam yra padaryta. Micelinis vanduo kam yra reikalingas? Jisai reikalingas labai gerai pasimti keliones, nes nuvalys visokius nešvarumus, visokius tenais, na, ir makiažo likučius, viską jūs galite nusivalyti su miceliniu vandeniu. Jis kaip magnetukas surenka iš gilesnio odos sluoksnio tuos nešvarumus visus. Tai atkreipkite jį dėmesį, nes tikrai yra geras dalykas ir labai patogus kelionės. Su snapeliu dozatorius yra, na, žodžiu, tikrai rekomenduoju iš deimantinės mūsų kolekcijos su deimantais ir su baltojo triufelio ekstraktu. Taip pat vyrų kolekcijoje yra veido kremas vietoj 12 ir didelė akcija 7 eurai. Šitas veido kremas sumažina senėjimo požymius, lydesnė oda, skaistesnė, glotnesnė ir labai gerai tiems, kas skutasi barzdą ar ne, tai iš tikrųjų labai pašvelina pačią odą. Turi ir mineralų, turi ir Sibiro ženšenio vadinamo ar ne sudėtyje savo. Ir tikrai va toks yra dalykas, kur mūsų vyrai tikrai mėgsta, jisai labai maloniai, vyriškai, gražiai pasitepa. Taip pat yra iš veido kremų, aišku, bus su nuolaida, ką tik mano jau minėtam puslapyje 21-ame. Tam reversing serumas vietoj 25 eurų už 17, taip pat už 17 eurų vietoj 20 eurų gaunasi ir tam reversing dieninis naktinis kremai, ar ne? Ir be abejo atkreipkite dėmesį, kad mes galime No Age liniją imti ne tik rinkiniais, jau tos, kuriuos mes esame nusipirkusius rinkinius, jau kai kurie gaminiai pirmiau pasibaigia, pavyzdžiui, patlių kremas, tarkim, arba, na, galbūt tvariau tepame naktiniai kremą ar ne, tai mes jau galime šį kartą būtent papildymą padaryti, tai yra dieninis kremas su nuolaida ir patlių kremas. Tai tikrai pasižiūrėkite, dabar yra jūsų kolekcijos papildymui galimybė įsigyti visą tai už tikrai geras, tiesiog mažesnės kainas. Na ir iš tikrųjų dėl kūno priežiūros gaminių bendrai, kadangi jau mes čia kalbame taip tiesiog apie veido odą ar ne, ir dabar galime jau aptarti kūno priežiūros gaminius, kas yra su tokiom įdomiam nuolaidom, su tokiom įdomiam linijom, tai būtų iš tikrųjų plaukų aliejukai. Man labai patinka plaukų aliejai, kadangi jie duoda plaukui tą glotnumą, švelnumą, minkštumą, ypač jeigu mes veikiame karščiu, su fenais džioviname plaukus, jeigu tiesiname su tiesintuvais, na, jiems reikia tos papildomos priežiūros, papildomos apsaugos. Ir šį kartą mes turime štai, plaukų aliejukas iš Eleo kolekcijos yra dabar vietoj 14 eurų už 7, tai yra lygiai 50% nuolaida padaryta, tikrai labai rekomenduoju. Taip pat yra dar vienas plaukų aliejus iš Herix kolekcijos, jeigu šitas yra Eleo kolekcija su arganu, ir rožių aliejumi, taip pat varnalėšos aliejumi,
Tai Hair X kolekcija, taip yra pagrindas imbiero aliejus, dabar yra vietoj 12 eurų irgi už 7 eurus, būtent išsišakojusiems galiukams daugiau šita priemonė yra skirta. Ir šis aliejukas taip pat turi savyje argano aliejaus. Tai, na, įdomus dalykas, tikrai padės būtent išsausėjusiems vasaros spindulėlių nualintiems mūsų plaukams pasidžiaugti tą tikrąją sveikatą ir tuo tikruoju grožiu. Tai atkreipkite į plaukų priežiūros gaminius šį kartą dėmesį didesnį, kadangi jiems tiesiog yra papildomai geros nuolaidos. Aš netgi mačiau, jog yra ir Eleo kolekcijos, būtent plaukų šampūnui irgi gera nuolaida padaryta. Jis štai radau, 12 puslapyje yra už 4,5 euro vietoj beveik 8. Tai būtent Eleo kolekcijos šitas šampūnas irgi yra labai veiksmingas, labai padės mūsų plaukams. Taip pat mes turime visą pilną kolekciją Feminel su nuolaida. Rekomenduoju labai kelioninės servetėlės šlapes Feminelio. Tikrai nerealus dalykas kelionėse, na, super variantas, kada karšta, kada norisi, žinote, tos gaivos, švaros, o kartais būna tokios sąlygos, ypač ten kažkur tais išvykus paturistauti, na, nelabai tu ten kažką tai daug gali sau leisti iš higienos priemonių ir nusivežti ir panaudoti. Tai servetėlės šlapiosios yra idealus variantas, reikia turėti vandens ir higieninės servetėlės ir matysite, tikrai džiaugsitės. Nuostabiai būsite pailsėję ir tikrai patenkinę savo visus pagrindinius higieninius poreikius. Taip pat, aišku, ir praustikliukai Feminelio, nepamirškite, visą tai yra su pieno rūgštimi natūralia ir yra patikrinta dermatologų ir ginekologų. Tai yra tikrai labai svarbus dalykas. Na ir be abejo, mūsų mažiesiems, galbūt tiksliau sakant mažosiams, yra atsigaivinimai po tų didelių karščių Frozen kolekcija su nuolaida. Yra aromatas Frozen ir yra šampūnas su kondicionieriumi taip pat su dideliam nuolaidom. Ir aišku, mes prie kūno priežiūros, prie bendros sveikatos priežiūros negalim nepaminėti, jog yra su nuolaida pagaliau padaryti plaukų nagų vitaminai. Tai yra idealus variantas toms, kurios nori, kad plaukai augtų 2 kartus greičiau, nes paprastai plaukas paauga apie centimetrą per mėnesį. Geriant vitaminus, aš ant savo plaukų tiesiog išsimatavau. Augimas padidėja, nu, nepilnai 2 kartus, 1,8 kartų, sakyčiau, būtų. Tikrai, bet iš principo suapalinus tikrai 2 kartus greičiau auga plaukai. Jeigu norite, jog per metus plaukai paaugtų jums ne 12 cm, 24, tai yra neblogai iš tikrųjų ilgis toks dasidėtų, tai tikrai gerkite plaukų nagų vitaminus, nes būtent šiuose, kurie yra su sertifikatais, su klinikiniais tyrimais, būtent šiuose plaukų nagų vitaminuose yra ne tik geležis, ne tik vitaminas C, kaip ir klasikiniuose vitaminuose, kuriuos galima rasti vaistinėse, bet taip pat yra netgi 2 amino rūgštys – L-cistinas ir L-lizinas. Dar priminsiu, jog tos amino rūgštys labai gerai padeda nuo pūslelinės. Kas turite ir nenorite jos turėti, tai kol gerite plaukų nagų vitaminus, tikrai labai efektas gerai jausis. Tai atkreipkite į tai dėmesį ir jeigu pažįstate aplinkoje savo tokių žmonių turite, kas nuo to kenčia, nuo plaukų, nuo nagų, silpnumo ir taip pat nuo pūslelinės. Labai geras dalykas būtent yra šitie plaukų nagų vitaminai. Na ir aišku, pati įdomiausia šį kartą kolekcija pas mus liekasi kas? Pas mus yra dekoratyvi linija. Ir šį kartą turime tikrai gerų labai pasiūlymų. Aš iš tikrųjų pradėsiu galbūt nuo tokių, kurie tiesiog dabar yra su nuolaidomis ir yra iš anksčiau jau mums gerai žinomi. Tai vienas dalykas, visų labai mėgiami yra būtent antaklių šešėliai. Antaklių šešėlius jūs galite dabar įsigyti vietoj 9 eurų, kaina bus 6 eurai. Nėra tokia astronomiškai labai didelė nuolaida, apie 33%. Tačiau vis dėlto tai yra gaminys, kurį tikrai perka moteris labai. Jis yra labai patogus, lengva naudoti, ilgai išlieka visai dienai. Efektas garantuotas yra, na, tikrai šepetėliai jums jau sukomplektuoti, net veidrodėlis, jūs galite įsimesti kažkur tais į kelionę, pavyzdžiui, turėti. Ir tikrai matysite, jog, na, daugam netgi galima ir padėti kažkas, tai pavyzdžiui, nepasiėmė į kažkokį tai balių antrai dienai tiesiog dažų kažkokį ir, na, vien antaklius užtenka paryškinti ir pamatysite efektą. Tikrai labai gražiai pasikeičia veidas į tą gerąją pusę. Ir dabar tikrai, kai yra su nuolaida pardavimas, tai yra 6 eurai, tai visi mūsų tiesioginiai klientai dar perkate ir už mažiau.
aš manau, kad jums tikrai šitas dalykas labai apsimoka ir tikrai jums turėtų labai patikti. Taip pat iš dekoratyvios linijos mes turime jau tuos mano jau senai išdirbtus klasikinius aklių šešėlius, ne ant aklių, o aklių, tai yra būtent šie. Dabar jiems vietoje 8 eurų kaina gaunasi 5 eurai, tie pieštutiniai tokie, aš juos tiesiog sakyčiau, man jie kaip tokie darbiniai tarsi būtų akių šešėliai, nes tokios klasinės spalvos, kurios nesipyksta tarpusavėje, nesipjauna, žemės visi atspalviai tokie, sidabro truputėlį įdėta, tokio smėliuko atspalvių ar ne. Tai tikrai ideali klasika visoms toms, kurios nenori eksperimentuoti su labai ryškiais, tai pasiimate štai tokį ir tiesiog pasidarote pakontūravimą, pajungiate galbūt 2 spalvas, suliejate į vieną. Tikrai tai yra labai lengvas, labai paprastas būdas, tuo labiau, kad jau pats šešėlis jisai suformuotas yra kaip pieštukas ir dėl to labai lengvai jūs viską pasidarysite, ką tik jums reikės. Ir iš tikrųjų tas dalykas tikrai daugam labai patinka, kad galima greitai, efektyviai ir labai paprastai pasidaryti viską. Kas norite lūpų spalvų gražių, ar ne? Tai dabar mes turime štai tokius dalykus su nuolaidomis, tai yra mūsų klasikiniai Devon Color Styles kolekcija ir visi lūpų dažai yra po 4,5 vietoje 7,5, tai yra minus 45% nuolaida. Tikrai apsimoka, labai rekomenduoju, nes riebus, malonus, susimons jų aliejumi, patenkins bet kurios moters įdėdžius, atspalvius išsirinkite, tikrai atitinka spalvas. Iš tikrųjų labai fainas dalykas. Kalbant apie lūpas, taip pat pačiam paskutinėme lape mes randame naujuosius skystus, tokius sakyčiau, kaip gelinius lūpų dažus, tai yra štai taip atrodantis vinil žel kolekcija naujoji yra ir šie lūpų dažai, jeigu prieš tai buvę buvo tokie matiškumą suteikiantys ir labai matiniai, labai tokie, kaip čia pasakius, tarsi pasausinantis tas lūpas, jas kaip ir pašiaušiantis, tą tokį, labai duodantis įdomų efektą. Tai šie, jas pasidažius lūpas, jūs jausis tarsi jas būtumės pasilakavusios. Tikrai toks truputėlį klibumo pojūtis yra atsiradęs. Tačiau spalvos, atkreipkite dėmesį į spalvas. Spalvos atrodo gana ryškios. Aš pati pasidažiau štai su šiuo oranžiniu lūpų dažu ir jis, kaip matote, visai nėra ryškus. Žodžiu, nuo parodytos spalvos jūs turėtumėte nuimti pusę tono atspalvio ir tada įsivaizduosite, ant kiek tas lūpų dažas atrodys ant lūpų ir apskritai. Nes tikrai mes palydinome, pridėjome tiesiog šalia pačius lūpų dažus originalius, tai tos padažytos lūpos, čia kur yra parodytos, jos yra tikrai ryškesnės. Aš sakau, pusę tono nuimkite, nublutinkite, tada žinosite, kaip iš tikrųjų atrodys tas spalvys. Bet apskritai jausmas labai malonus, nesiterliuojant dantų, nes kai kurie tie matiniai lūpų dažai, tai atkreipo dėmesį, kad ten labai reikia tai saugotis, kad nedaug dėja neprisiglaustų koks dantukas, nes paskui jis prikibs ir ten taip labai gražiai jums ant dantukų švies. O čia šitie Vinyl Gel kolekcijos lūpų dažai skystieji, čia jie daugiau tokie kaip blizgiai yra ir iš tikrųjų tas efektas tikrai labai malonus. Tai dar kokias turime naujienas, dabar tai jau naujienų iš tikrųjų labai daug. Dar, aišku, negaliu nepaminėti po lūpų dažų, mes turime, iš karto eina netgi 3 skirtingi blakstienų tušai už juokingą kainą, už minus 55% nuolaidą, tai yra po 4 eurus vietoj 9 eurų. Čia net gal ir daugiau tą nuolaidą susidaro, iš tikrųjų dabar galvoju. Tai yra ir vandeniu atsparus tušas rasti, ir iš toks dvigubas tarsi tušas, ar ne, ir žodžiu, ir labai plačiai atveriantis akis tušas. Įvairūs tokie variantai, tikrai pasižiūrėkite, po 4 eurus pardavimas, aš manau, klientėms tikrai norėsis tų tokių tušų išsibandyti ir tikrai tos, kurios dar nėra bandę, naujai kažką tai įsigyti. Ir dabar mes atėjome prie tų pačių pompastiškiausių, įdomiausių vasarinių atspalvių ir šį kartą mes turime tikrai labai gražius, man tikrai jau tokį susidomėjimą didelį sukėlusius būtent aklių šešėlius. Ir aklių šešėlių yra netgi 5 nauji atspalviai, tai yra mūsų žinomi iš anksčiau kreminiai šešėliai, tačiau aš ką pastebėjau, tai yra kitokia jų tekstūra pati. Tikrai labai vienas dalykas, jie gražiai ryškiai dengiasi, galima dėti kelis sluoksnius, jums nesutekės į tas raukšlytas, gražiai atrodys ir išliks. Atspalviai štai tokie tikrai labai spalvingi, labai gražus, geltonas, oranžinis, violetinis, aš kaip tik su šitais ir esu pasidažiusi šiuo metu, nes tikrai norėjau išbandyti, kad jums galėčiau pasakyti,
kaip tie akių šešėliai dengiasi būtent ant paties voko. Ir kaip matote, juos galima dengti įvairiai. Galima dengti, kaip čia parodyta, 2 atspalvius dėti. Galima po apačią braukti dar kitą spalvą. Galima jungti 3. Pas mane dabar yra 3 padaryta, ar ne? Tai patys įvairiausi variantai, kokius tik tais norite, kokios suknelį išsitrauksite, taip galite ir pasidažyti, miksuokite, žydri, rožiniai, geltonė spalva. Man kartais iš tikrųjų visada trūkdavo tokio ryškių spalvų, nes vasarą taip norisi kažką gražaus, šviesaus, ryškaus pasidažyti ir pasidaryti, tai dabar jūs tikrai jau galite tai sau leisti, būtent su šiais mūsų tikrai fantastiškai gražiais ant akių šešėliais. Ir aš tiesiog netgi parodysiu. Yra patarimas, kai rašo čionais, kaip reikia dažyti, sako, su piršto galiuku paimkite, ir padengkite, bet, pavyzdžiui, pas ką yra ilgesni nagai, pas mane šį kartą spėjau pasiaudinti ir plaukų nagų vietomis, tai paaugo tas mano nagas normaliai iš tikrųjų. Ir tiesiog parodysiu. Matote, jie tokie labai labai įdomus. Tai tam, kad man reikėtų nagų kišti, ar ne, ir kad aš ten po panadėm neprisikiščiau bereikalingai tų šešėlių, tai aš naudoju šitą paprastą aplikatorių, paimate, jūs jį, ir tiesiog tai labai gražiai pasidengėsi ant voko tas šešėlis. Ir matote, tokia įdomi, tarsi to viso, ne plastilino, o to tenais modelino, tarsi būtų želyti kažkokia. Toks tikrai labai labai įdomus tas šešėlis, bet sakau, bet dengėsi tikrai fantastiškai gražiai, mane maloniai nustebino iš tikrųjų, kai dengiau, nes aš prisimenu ankstesnius akių šešėlius, taip jie neblogai dengdavo, tačiau aš paskui perėjau prie šitų pieštutinių ir taip pat prie šlapių šešėlių, kurie mūsų fantastiškai gražiai laikosi, ar ne? O šitus jau buvau atidėjusi į šoną, nes man jie truputėlį labiau suteklėdavo ir aukšlytas. O dabar, kaip matote, tikrai labai gražiai pasidengė ir, efektas tikrai labai malonus. Ir dar kas yra iš šios vasarinės kolekcijos fantastiškas dalykas atsiradęs, tai valio, labai labai gražios spalvos nagų lakų. Aš jau čia keletą išsibandžiau šiandieną, pas mane daugiau atspalvių skirtingų yra padaryta. Tiesiog galima pasižiūrėti, yra su nuolaidomis dar paliktas ir mano violetinis lila silk, toks šilkas ar ne violetinis. Tai dėl to šilko galiu iš karto pasakyti, toks įdomus labai efektas yra, kad tas violetinis šilkas, čia jūs matote ant nago vieną sluoksnį ant smėlios ar ne, užlakuota, o taip atrodo buteliukas. Vienas sluoksnis ant nago, tai jisai į rausvumą eina. O jeigu aš dėčiau antrą sluoksnį, jisai jau būtų daugiau mėlyna spalva. O štai šitie vasariniai, tai jie taip gražiai ir atrodo, iš tikrųjų tikrai faini, labai gražus atspalviai, ryškus, malonus, bei galima morkinį derinti ir prie lūpų dažų, tai yra ta pati spalva iš principo, tai tikrai galima pasižiūrėti, tikrai labai labai faini atspalviai. Ir dar vienas naujas dalykas, tai yra viršutinės nagų lako sluoksnis. Tai yra naujiena, gelinis toksai ant viršaus užsidedantis padengimas ir jis bus truputėlį tirštesnis negu įprastas mūsų kietiklis, nes jį reikia paskirstyti su teptuku, kai jūs užlakuojate ar ne. Tiesiog ant pilnai nudžiūvusio nagų lako, ant nago ar ne, dengiate ant viršaus būtent šitą sluoksnelį. Ir tai suteikia tą tokį pilnumo efektą. Tas nagas tikrai atrodo kaip iš grožio salono išėjus, tokie vos ne porcelianiniai nagai iš tikrųjų. Tai efektas labai įdomus, tikrai rekomenduoju išbandyti toms, kas dievina lakuotis nagus, aš mėgstu, tik tais galbūt skirtingai nei kitos, man labiau patinka mano pačios nagai. Nes aš juos galiu bet kaip formuoti, aš juos galiu bet kada nusivalyti, man ten nereikia nago prižiūrėti, iš tikrųjų, kai nuauga ten, kaip ten jis atrodo, arba kažkam tai greičiau nutrupa, vėlgi reikia labai labai tvarkyti ir atkreipti į tai dėmesį. Man kažkaip jis paprasčiausias yra variantas tas, kad tiesiog nusilakavai, nepatiko, dabar yra nagų lako valikliui nuolaida, nusivalėsiu nagų lako valikliu ir toliau savo viską tvarkaisi, daraisi. Šie nagų lakai, jie yra gelinės technologijos visi ir jie ne tik, kad greitai nudžiūsta, gerai pasidengia, gražiai laikosi, bet jie išlieka man asmeniškai apie 80 dienų gražiai tol, kol nenuauga jau tas pats nagas, o kai nuauga, tai ką man laukti dar. Aš nusivalau ir lakuoju iš naujo. Tai tikrai yra šis katalogas mums labai atnešantis daug spalvų, jis duos tikrai jūsų klientėms daug peno akims ir aš manau, jog tas klienčių požiūris į mūsų naujus gaminius
ta nuostaba ir tas įvairus pasirinkimas visų dalykų, kuriuos mes čia radome, naujus, arba galbūt senesnius, šiek tiek primirštus, atneš ir į mūsų piniginės, taip pat to pelno ir galų gale mes galėsime ne tik sutaupyti, galėsime užsidirbti, galėsime taip pat praleisti savo vasaros atostogas tikrai labai maloniai ir labai įdomiai. To aš jums ir linkiu, susitiksime po 3 savaičių. Iki malonaus.